Balandžio 9 dieną atnaujintuose Žemaičių dailės muziejaus rūmuose įvyko pirmasis naujosios sudėties tarybos posėdis. Į posėdį duoti tarybos narių priesaiką rinkosi naujai išrinkta taryba. Narių priesaikas priėmė savivaldybės vyriausiojo rinkimų komisijos pirmininkė Daiva Jonauskienė. Į 2015-2019 metų kadencijos 8 šaukimo posėdį atvyko visi 25 naujai išrinkti Plungės rajono savivaldybės tarybos nariai. Būsimi tarybos nariai ir visi svečiai iškilmingai sugiedojo Lietuvos himną. Pasižadėdami tarnauti tėvynei ir žmonių labui, 25 naujosios tarybos nariai pridėję ranką ant Lietuvos konstitucijos davė priesaikas. Asta Bairlė Eigirdienė, Petras Beinoras, Kęstutis Buivydas, Raimondas Doviltis, Robertas Endrikas, Mindaugas Jurčius, Marijus Kaktys, Aidas Kėsas, Audrius Misiūnas, Julius Nekrašas, Algirdas Pečiulis, Tomas Raudys, Romas Remėza, Liudas Kierus, Vaidotas Kierus, Jolanta Skurdauskienė, Andriejus Stančikas, Judita Stankutė, Audrius Šapalas, Juozas Šlepetis, Irena Taučienė, Marija Valaitinė, Jonas Varkalys ir Adomas Zamulskis. Paskutinysis prisiekė Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis. Aš, Audrius Klišonis, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokiniai dovanojo Mykolo Kleopo Oginskio polonezą Atsisveikinimas su tėvyne. Vyriausioji rinkimų komisijos pirmininkė Audrių Klišonio kaklą papuošė mero regalija. Naujai išrinktas meras Audrius Klišonis žadėjo gyventojų pasitikėjimą pelnyti darbais ir siekiais. Aš nuoširdžiai tikiu, kad mes visi 25 pateisinsim tą gyventojų pasitikėjimą, kuris buvo išreikštas savo darbais, savo siekiais, savo viltimis ir realizavimu tų vilčių, kurias į mus sudėjo mūsų rinkėjai. Aš džiaugiuosi, kad mes šią kadenciją pradedam šiuose nuostabiuose kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose. Iškilmingame posėdėje dalyvavęs Seimo narys Eligijus Masiulis naujiems tarybos nariams linkėjo neprarasti įsipareigojimo Plungės rajono žmonėms. Ir šitą tokią gražią dieną, tikrai linkėdamas Audriui Klišoniui, merui, kuris pirmą kartą yra išrinktas tiesiog iš žmonių, pateisinti žmonių lūkesčius, nes iš tikrųjų esame labai tokioj
subtilioj situacijoj. Žmonės balsuodami tiesiogiai turbūt labiau negu bet kada suteikia labai daug vilties ir lūkesčių naujai išrinktiems žmonėms. Seimo narys Jurgis Razma pasveikino naujus tarybos narius su istoriniu tarybos posėdžiu. Na ir istorinis posėdis todėl, kad jį pradeda pirmą kartą tiesiogiai žmonių išrinktas meras. Tai aš manau, vis dėlto čia jau yra kitas mero statusas. Tai yra dabar jo tiesioginė atsakomybė Plungės krašto bendruomeniai ir aš manau, tai duos naują politinės veiklos kokybę. Naujosios sudėties tarybą sveikino vyriausybės atstovė Telšių apskrityje Loreta Bagdonavičienė. 3 dalykai, kurie niekada negrįžta atgal. Tai yra laikas, žodis ir galimybės. Tad linkiu, taupykite laiką, rinkite žodžius ir išnaudokite galimybės. Praeitos kadencijos meras Albinas Klimas naujajam merui linkėjo stiprybės ir sveikatos tarnauti žmonių labui. Plungės ligoninės direktorius Antanas Martusevičius linkėjo turėti sveiką gyvenimo būdą. Mes norime jums padovanoti tą tvirtą sparną, kuris jūsų visų idėjas, mintis, siekius ir tikslus pakeltų aukštai, o į žemę, kad neskrajotumėt, o į žemę įsikibtumėt tvirtų arklio batu ir artumėt, kaip minėjo Seimo nariai, už kiekvieną Plungės gyventoją ir pilietį. Tądien naująją tarybą ir merą sveikino bendruomenės, švietimo ir sveikatos įstaigų atstovai, miestelių seniūnai bei kiti garbingi svečiai. Plungės sporto ir rekreacijos centro direktorius Alvydas Viršilas sporto visuomenės vardu rajono vadovai linkėjo sėkmės ir įteikė simbolinės dovanas. Sporto visuomenės vardu noriu palinkėti sėkmės ir tam tikrų įpareigojimų. Prašom, norim palinkėti, kad su šito kameru būtų atliktas pirmas smūgis naujai rekonstruotame stadione Plungės. O su šitą kepuraitę pirmieji krepšiniai naujame Plungės baseine. Aš noriu padėkoti tam žmogui, be kurio paskatinimo, palaikymo ir be kurio pritarimo aš tikrai šiandien nebūčiau čia, nebūčiau ėjęs į tarybą, nebūčiau tapęs meru. Aš noriu pakviesti savo žmoną. Gražiais sveikinimais ir linkėjimais pabaigė Plungės Švento Jono Krikštytojo bažnyčios dekanas klebonas Julius Meškauskas. Ir mes visi laukiame ne tik rezultatų, mes laukiame to gerumo, toje vienybėje. Lygiai taip kaip ir mes džiaugiamės kunigai, kad pas mus ateina žmonės, meldžiamės kartu toje vienybėje, suklumpam maldai visi kartu. Aš tikiu, kad ir jūs džiaugiatės, kada priimtas bendras sprendimas ir kartu džiaugiasi tuo bendru sprendimu. Jūsų tik 20 keli. Ir tikrai tikimės, kad tas tęstinumas bus, kad ta vienybė bus, kad mes savo tiesiog atvira širdimi eitume per gyvenimą, kurdami tą ateitį.